Gerą vakarą visiems, kas sėdi už stalo. Nu, tikiuosi, kad dar ne po stalu. Nors per naujus metus, jeigu namuose po stalu paprastai neguli niekas. Šiaip jau reikėtų vengti tokių perkrovų, nes tas be pėdsakų vis tiek nepareina. Saikingumo daugiau. Na, kaip tradiciškai reikia apie buvusius metus, apie ateinančius metus. Nu, tai buvę metai buvo nuostabus, labai įdomus. Na, aišku, mums tai Ukrainos karas, čia tas pastovi įtampa kuriama. Va, bet iš tikrųjų tai, žinoma, kai dalyvauni tame ypač ukrainiečiam, tai skauda, kaip tu ten nagrinėsi kažkokias priežastis, jeigu reikia tiesiog išgelbėti savo kailį, išsukti kažkaip tai ten. Nes vakar po ilgo laiko galvojau, ką kalba įdomu, Odėskiai pradega iš Odesai, Kalabokas. Labai įdomus kanalas savotiškai, tai jis papasakojo tokią istoriją. Motina laišką parašė, briedi, paskui pasisveikinsi ir tu dabar tylėk. Papasakojo tokią istoriją, jis sako, mano vaikis debilas, Rembo sugalvojo pavaidinti ir pasirašė kontraktą, žadamus pinigus. Išėjo į frontą, ten jis sužeidė, šiaip ne taip, jinai jį išsuko, kad į ligoninę patektų. Va, tada jis apsigalvojo, pamatęs, kad čia jau nieko gero nebus durnius, kad jisai sugalvojo apsiženyti, kad gautų atleidimą nuo karo. Sako, nueina į metrikacijos biurą, tai sako, pirmą išsiskirk su sena žmona, o jis apie ją nieko nežino. Pasirodo, kad jo bataliono vadas, kadangi ten visi mirtininkai, tyliai apženijo jam nežinant su savo dukra ir pasiuntė į priekinės linijas. Galvojo, kad jisai žus, o išmokos gaus jo dukrelė, kur irgi nieko nežino gal apie tą santuoką. Tai tokios baisios istorijos, arba ten Odesai. Dabar ten 40 000 duota uždavinys krapštyti iš būtų, kurie slapstėsi, išbadavę tenai kaip pasvencime ten 3 metus nuo TCK-šnikų. Tai dabar, sako, meiteliai tie po 200 kilogramų gaudo perkarusius tokius. Vienu žodžiu, baisios istorijos, kurios, kai tu konkrečiai gyveni, tai koks ten kalba apie, kodėl taip vyksta, dėl ko, reikia kailį išgelbėti. Mum šiek tiek kitaip, mes toliau, mum ta isterija dirbtinai daroma. Bet per praeitus metus dar netėjo iki mūsų karas. Ir aš prognozuoju, kad ir neteisiau. Kodėl? Nes pasaulyje labai keičiasi viskas. Ir pamenat, kai aš atsimenu jaunas, dar visai buvau 70-aisiais kokiais, kai sakydavo dar Tarybų Sąjungoje doleris ir Afrikoje doleris. Ne, broliukai ir sesytės, jau ne Afrikoje, net ne doleris. Nes būtent dabar griūna ta dolerio monopolija. Būtent dabar. Ne rytoj, ne poryt, ne kažkada, nes visiems užnisa laukti. Čia visą laiką pasaulio pabaiga bus ir bus, o niekada neįvyksta. Tai dabar griūva. Ir kai specialiai pasigūglinau, ką Lietuvos žiniasklaida taip šneka apie tai, kad, pavyzdžiui, prie Venesuelos krantų užgrobė amerikonai tanklaivius. Jie sako, neužgrobė, sulaikė. Tai Lietuvos žiniasklaida labai santūriai. Trumpas pareiškė, kad čia mūsų viskas ir viskas. Dabar bus mūsų. Tai čia tipiška, amerikoniška. Bet iš tikrųjų tai yra, ko nesako. Lietuvoje tai yra būtent šito virsmo išdava, nes Rusijos Rosneft, naftos gigantas, integravosi su Venesuela ir jie dabar kartu pardavinėja Rusijos ir Venesuelos naftą už rublius, juanius, dar kokius nors Brazilijos ten pinigus. Vienu žodžiu, dabar griuvo monopolis, prieš porą metų griuvo, kur Saudo Arabija, atsimenat, 72 ar 4 metais pasirašė su amerikonais, kad tik už dolerius pardavinės. Ir dėl to prasidėjo monopolis dolerių. Kur per prievartą supirkinėdavo skolas obligacijų pavidalu. Bet po to, kai prieš porą metų
konfiskavo 300, užšaldė milijardų Rusijos. Ta patį pradėjo daryti Kinija, atsiminėt, kur virš $1 trilijono buvo rezervinėse, reiškia, santaupose, kurių neliečiamos santaupos, jeigu kažkas tai. Va, ir vienu žodžiu, byra viskas keičiasi. Nu, mano įsitikinimui, kad Lietuvos tas aplenks Lietuvą Ukrainos linkimai, grindžiamas tuo, kad kažkokie būtų persidavę ar godus Lietuvos politikai, vis tiek nėra visiškai savižudžiai. Vis tiek savisaugos instinktas veikia. Va, ir aš tai prognozuoju, kad kokius 3 metus vyks stumdymasis, nes neaišku, kai tokie didžiuliai žaidimai vyksta, tarpusavio įtakos sferų dalybos, kas tau, kas man. Tai kokius apie 3 metus, kol Lietuvą kažkas nepaims į stabilį kažkokį darinį. Nes ta karvė, Europos Sąjunga, dvės. Tokia forma, kaip dabar, ji tikrai nebus gyva, pieno neduos. Dvės šitą karvę. Va, ir man taip dinguojasi, kad Lietuva kartu gal su Pabaltiju, gal su Lenkija bus tokia neutrali zona, nes ir Rusijai reikia, Baltarusijai reikia, kad būtų kažkokia neutrali zona, kuri apsaugotų ją nuo beprotybės tos vakarų Europos. Ten ypatingi pridurkai, kur su tarpgalaktinių kosminių flotilės admirolų Andrium Kubiliumi. Tai jie gal ten su vokiečiais, prancūzais gal tvaresnį darinį bepročių kokių nuliks, bet aš galvoju, kad mes tai turbūt turės būti draugiški santykiai su Rusija, kadangi jiem nėra prasmės priešus kurti. Taigi, viskas bus gerai. Dar yra versijos, kad mums nieko daryti nereikės. Tarkim, mūsų, išgelbės jau minėta tarpgalaktinė flotilija, kur ten ir iš Sirijaus, ir iš Gulbės, ar ten kažkur žvaigždyno lekia. Bet kol mes Andrių Kubilių turim, tai mums rūpintis nereikia, jis suvadovaus tam gelbėjimui. Tada buvo versija dar Indigo vaikų, atsimenu, apie 90-uosius, kur buvo Indigo vaikai, aura tenai pagal Indigo spalvą. Man tada jau galvau, Murzinoka biškia aura, kodėl jinai tokia turėtų būti gelbėta, jeigu tokie savanaudžiai. Bet buvo tokia versija. Ir ką, praėjo 25 metai, tie Indigo vaikai kažkur tyliai nuėjo į pogrindį, po biškį virsta seniais ir mūsų neišgelbėjo. Dar yra versija, kad pasikeis ląstelės visos pas mus ir automatiškai visi virsim ten, tarkim, kažkokiais, kur norai mūsų, be jokių pastangų, norai mūsų atsiras kažkokie ir viską turim. Tokių buvo Venus projektas, komunizmas, krikščionybė. Turbūt bus kažkas panašaus pagal šitą versiją, taip kaip Jehovistai. Man būdavo, kur žinot, savoti paveiksliukai, ėriukai su liūtais. Liūtai su ėriukais guli. Tai aš tada galvoju, ląstelės pasikeis, liūtai gal nenorės valgyti, ėriukai žolę rupšnos ar nerupšnos. Nežinau, bet jeigu taip įvyks, tai gerai, tai aš nieko prieš. Nes jeigu mums visiems taip atsitiks, tai ką aš bemanyčiau, vis tiek jau vyks. Bet aš galvoju, nieko neprarasiu, jeigu dar ir pats savim pasirūpinsiu. Ir tie, kurie panašiai galvoja, kurie į panašius gelbėjimus labai gerai žiūri, liuks, gelbėkit, mane gaila, smagu, jeigu mus visus išgelbės ir nieko daryti nereikės. Bet mano patirtis sako, kad ko gero ir šita banga praeis, tos ląstelės liks, jeigu ir pakitusios, bet mes to nepajusim ypatingai. O paskui vėl reikės gyventi kažkaip tai. Taigi, iš tos prakalbos aišku, kad sekanti metai bus nuostabus, tiesiog nuostabus. Ir jeigu pereiti metai kažkam tai nelabai patiko, tai nepergyvenkit. Sekančiais, tai yra jau, neilgai trukus, už 6 valandų prasidės tiesiog laimės toksai ištisas periodas. Kad bent jau įdomu bus, tai tikrai, o visokie blogumai ten kokie ar įtampa, tai be jų būtų neįdomu, kadangi tik per sunkumus mes galim suprasti, kaip vis tik tai gerai gyvenam. Nes vakar
90-aisiais, kad išgyventi reikėdavo prie metalo lauželį rinkti, viniukus visokius prie šiukšlių konteinerių. O dabar jau nereikia. Va, bus dar geriau, žinokit. Va, taigi, linkiu visiems labai gerų ateinančių metų. Svarbiausia, aišku, sveikatos. O visa kita bus. Taigi, laikykimės vienas kito, viskas bus gerai.